Sveiki, aš esu Laimis ir šis video iš serijos Sėkmingas ir nesėkmingas žmogus. Šiame video kalbėsiu apie tikslo užsibrėžimo naudą. Papasakosiu jums apie du skirtingus žmonės, kurie nori geresnio automobilio. Taigi vienas iš tų dviejų žmonių neturi aiškaus plano ir nežino, kokio automobilio nori. Jis tiesiog suvokia, kad jisai norėtų geresnio automobilio. Ir jo pasiteisinimas yra toksai, nors jisai uždirba ženkliai daugiau negu kad tas antras žmogus, apie kurį pasakosiu, jis vis tiek nėra tikras, kiek jis uždirbs. Ir būtent dėl to jo pasakymų jisai nežino, kokio automobilio jis galėtų norėti arba kokio automobilio jis galėtų tikėtis. Tuo tarpu antras žmogus labai aiškiai žino, kokios markės automobilio nori, kelintų metų, kiek jisai turėtų kainuoti, kokie spalva jie būtų ir visas kitas smulkmenas. Taigi susitikus su tai žmonėm po 2 metų, bet to šičia yra tikriausia istorija, situacija yra tokia. Tas pirmas žmogus, kuris uždirbinėjo daugiau ir nežinojo tiksliai, ko jisai nori, važinėjo vis dar su senu automobiliu, kurį reikėjo remontuoti, kurį reikėjo dažyti ir ten jisai dar krūvą pinigų į jį prikišo, kitaip pasakius, išleido pinigus ir vis dar važinėjo su senu automobiliu ir vis toliau dar kalbėjo apie tą patį, kad aš norėčiau geresnio automobilio, bet nežinau, kiek aš tų pinigų turėsiu ir nežinau, kaip čia man elgtis ir nežinau tiksliai, ko noriu. Kai tuo tarpu praktiškai po 2 metų tas antras žmogus, kuris turėjo labai aišku tikslą, jisai jau turėjo tą savo išsvajotą automobilį, būtent tokios sidabrinės spalvos, kaip ir buvo užsibrėžęs, su tokiu pačiu salonu, tokiais ratlankiais, kaip norėjo, ir netgi jam pasisekė įsigyti tą automobilį 2 metais jaunesnį, negu kad jisai planavo. Taigi, mano asmeninė patirtis rodo tokį dalyką, kad aš asmeniškai esu, taip pažiūrėsim, ar jūs gerai matot, taigi aš asmeniškai matau tą pirmą žmogų, taškas A, ir labai daug energijos, kadangi nėra aiškaus plano, yra tiesiog ištaškyta energija į pusės, lėšos ištaškytos ir panašiai. Ir taškas B nepasiektas, nes iš esmės jisai net nebuvo užsibrėžtas, tai tokiu atveju žmogus net nežinojo nei kur jisai eina, nei kur jisai nuėjo ir dabar jisai yra neaišku kur. Kai tuo tarpu antras žmogus labai aiškiai žinojo, ko jisai nori. Ir žinoma, pas jį irgi buvo visokiausių iššūkių, jis man pasakojo apie jos, kad ir nemokėjo, ir darbą reikėjo keisti, bet jis labai aiškiai žinojo, ko jisai nori. Ir tokiu būdu jisai ne per tą laiką, kiek buvo užsibrėžęs, pasiekė tikslą, trupučiuką ilgiau jam užtruko, bet jis vis tiek pasiekė tikslą. Taigi, man įdomi jūsų nuomonė, kaip jūs manote, kaip yra geriau su užsibrėžtų tikslu, ar galima ir be jo. Nepamirškite pakomentuoti, pasidalinti savo nuomonę, paspausti mygtukus like arba don't like, tai yra patinka arba nepatinka. Jeigu šis video buvo jums naudingas, pasidalinkite su draugais ir nepamirškite padaryti kažką tai gero dėl savęs ir dėl kažkokio tai kito žmogaus. Iki sekančio.